Kai atsiduri tokioje nepavydėtinoje situacijoje, kokioje dabar esu aš, įsigelbėjimu gali tapti net ir Coltas. Įsigelbėjimu šis automobilis gali tapti ir jums, jeigu ieškote nebrangaus ir ganėtinai kokybiškai automobilio. Šiuo metu tokie Coltai kainuoja apie 5000 litų, o pagrindinis jo konkurentas Honda Civic kainuoja ir važiuoja panašiai. Paprastai sakyčiau, o dabar sėdu į automobilį. Tačiau šiuo atveju aš tiesiog krentu. Ir tai nei kiek nejuokinga. Tiek įsėsti, tiek išlipti iš šio automobilio nėra patogu. Apskritai, Coltas nėra itin praktiškas. Gale vietos mažai ir ten jaukiai gali įsitaisyti nebent vaikai. Bagažinė taip pat ne pati didžiausia, bet pirkiniams susidėti jos tikrai pakanka. Kokybės atžvilgiu šis Coltas dviprasmiškas. Medžiagos ne pačios maloniausios, bet tikrai blankiausios. Kita vertus, surinktas šis mažylis visai neblogai ir važiuojant juos skųstis kažkokiais pašaliniais iš salono sklindančiais garsais negalima. Tiesa, nusišypsoti neįmanoma žvelgiant į kuro rodiklę. Tai tikrai ne pats ekonomiškiausias mažylis. Jo apetitą pateisinčiau tik tuo atveju, jei automobilis būtų galingas ir važiuotų energingiau. Tačiau net ir mūsų bandytas Coltas su 1,6 litro varikliu atrodo pavargęs. Tokiu atveju siūlau visiškai pamiršti 1,3 litrų variklį. Erzina ir kieta apie kiekvieną kelio nelygumą besiskundžiantį važiuoklį. Kietos važiuoklės privalumas nebent tas, kad automobilis stabilus, tačiau persistengti nereikėtų. Neturėdamas jokių elektroninių stabilumo pagalbininkų, šis automobilis nesunkiai gali peržengti ribą. Nors Coltas ir nedidelis automobilis, tačiau piktumo jam netrūksta. Piktas šis Coltas tik žvelgiant į priekį. Suraukti žibintai ir siauros radiatoriaus grotelės nuteikia azartiškai, tačiau pažvelgus į šoną, sportiškumas po truputį blanksta, o galinė dalis... Nors pasakykit viskas. Nu, galas čia atseit, galas mašinos. Čia? Šitas? Ja? Nu, va čia Colto galas. Tai techniškai neblogas automobilis. Didelių nusiskundimų juo nėra. Dažniausiai vairuotojai pasikeičia tik einamas dalis, kurios dėvisi visiems automobiliams. Bet plačiau apie tai pakomentuos serviso RDL meistrai. Sveiki gyvi. Turiu tokį automobiliuką. Mitsubishi Coltą. Patikrinkite. Po mūsų patikrinimo suradom šiokių tokių bėdų. Priekinis stebulės guolis, apsauginė pusašio šarnyro apsauginė guma, biškiai plyšusi ir stabilizatoriaus traukutės. O šiaip dėl pakabos galima dar važiuoti ramiai, išskyrus va tos dalykus, kuriuos paminėjau. Tai japoniškas automobilis ir jie laikomi patikimais. Tačiau jų dalys yra brangios. Iš dalies yra brangios, bet yra ir pigių analogų, bet viskas priklauso, kaip sakoma, nuo to, ant kiek ilgai ta detalė laikys pigi. Nu, jinai, aišku, laikys biškai mažiau laiko, negu ta, kaip sakoma, jau brangesnė detalė. Bet šiaip, nepasakyčiau, ir Mercedes, ir BMW kainos plius minus panašios yra. Nelabai jis yra ekonomiškas, bet šiaip tai gan patikimas miesto automobilis. Pabudusi gamta prižadino ir vabzdžius, kurie atakuoja mūsų automobilius. Tam, kad jų liekanas pašalinti būtų lengviau, Abu Autochemija pristato vabzdžių liekanų valiklį. Suplėšysiu į gabalus, Kolorado vabalus. Trumpai apie Coltą. Tai neblogas variantas, ieškant nedidelio automobilio už nedidelę kainą. Tiesa, jo išlaikymas gali kainuoti nemažai, ypač lankantis kuro kolonėlėje, taip pat nedžiugina ir važiavimas.